Atlikdami auditus, teikiame rekomendacijas, stebime jų gyvendinimą ir 2 kartus per metus Seimui teikiame rekomendacijų gyvendinimo ataskaitą. Įvertinome pastarojo pusmečio rezultatus. Stebime teigiamus pokyčius valstybės veiklos rezultatus susijęs su finansiniais duomenimis bei efektyviai naudojant valstybės turtą profesinio mokymo įstaigose. Atsiskaitimas už praėjusių metų valstybės pažangą parodė, kad šis procesas dar turėtų būti tobulinamas. Ataskaitoje turėtų būti išsamiau pateikta informacija apie pasiektus valstybės pažangos uždavinius ir biudžeto asignavimų panaudojimą. Iš šios vyriausybės dar laukiama reikšmingų pokyčių užtikrinant sveikatos paslaugų teikimo prieinamumą ekstremaliųjų situacijų metu, kompleksinį socialinės paramos paslaugų teikimą savivaldybėse ir reikiamą pinigų kaupimą giluminio atliekyno įrengimui. Informacija apie reikšmingus įvykusius ir laukiamus pokyčius 2021-2024 metų laikotarpiu įgyvendinant valstybinio audito rekomendacijas rasite mūsų interneto svetainėje.